Ką čia darote? Tyliau. Ką čia darote? Perėmiau kormoranų kiaušinius. Iš ko perėmė? Tai iš kormoranų. Kodėl? Taigi juos vis tiek nušaus. Visi čia piktinasi, kad kormoranai labai daug žuvų sugauna. Tai žvejai, medžiotojai ir ministras mažins kormoranų skaičių. Tai kol jie mažins, aš va tyliai auginsiu naujus. Kodėl? Kodėl? Todėl, kad kormoranai yra mėsininkų ginklas prieš konkurentus. Nesenai buvo tos visos šventės. Tai aš pasibaisėjau, kiek nesvietiškai daug žuvies perka lietuviai. Vietoj to, kad pirktų mėsą. Tai mes su kitais mėsos gamintojais sugalvojom taip daryti. Kiekvienas perėmėm kormoranų kiaušinių. Kiek jau jas galėjo ten paimti. Ir juos perinsim namuose. Tai bent jau aš, kaip čia dabar darau namuose. Dešritos, matai, direktorius, sakė, kad ceche pas save perins. Nors aš asmeniškai, tai negalėčiau. Juk negali išsiperėti kiaušinis ten, kur temperatūra minusinė. O va čia ir šviečia, ir šildo, ir viskas labai gerai. Žodžiu, užauginsime tos kormoraniukus, mažiukus, ir paleisim. Tegul gaudo žuvį. Kuo daugiau žuvies jie pagaus, tai tuo mažiau liks žvejams. Kuo mažiau žuvų pas žvejus, tai tuo žuvis brangesnė. Kuo žuvis brangesnė, tai tuo mėsa atrodo pigesnė prieš tą žuvę, ne? Kuo mėsa atrodo pigesnė, tai tuo daugiau jos nuperkama. Atrodo, kad aiškiai išaiškinau, ne? Na, aiškiai, bet... Atrodo, kad jau kažkas čia traška. Ajai. Atrodo, kad jis kilo, ar ne? Aha, rimtai, jis kilo, ojai. Matai, kaip juda, jau, o Jėzu, kaip juda. Piškiai atsitraukim, kad paskui neišbandytumėm, nes tik tai išsiris ir nuskris paskui. Tik išsirytę kormoranai neskraido. Iš kur tu žinai? Ar tu esi matęs kada nors ką tik išsiritusį kormoraną? Ne, nesu. Tai ko tu kalbi? Bet kormoranai niokoja gamtą Neringoje. Ir kas? Neringoj tos gamtos yra tiek, kad visiems užteks dar, nežinau, 1000 metų į priekį. Tikslas pateisina priemonės, o priemonės užtikrina tikslą. Gerai, viskas, nebegazdinam čia tų paukščiukų, laikas man juos yra maitinti. Mažučiukai mano, beveik įsirito visi. Taip, čia gausi dabar šprotukų, kaip... Tas daiktas atsivera. Klausykit, kaip nors jau patys čia išsikaposit. Gerai šitą,